Sveiki antrokėliai. Džiaugiuosi, kad į mano paskyrą įkrito jau keli jūsų darbeliai. Kai filmuoju šitą video, dar yra laiko. Labai maloniai nustebino Erikutis ir Nedukas, šaunuoliai vyrai. Kai kas nustebino nemaloniai, bet kaip sakiau, dar yra laiko, gal dar įkris. Aišku, kai matysit šitą video, jau laiko turbūt nebus. Tai va, kaip girdėjot, dabar pereinama prie nuotolinio mokymo. Ar taip jums kontrolinukas paklius nuotoliniu būdu? Mokytis ir siųsti mokytojai darbus, kaip rodo patirtis, kartais tikrai apsimoka. Kai kas gali tai paliudyti. Dabar mokytoja žadėjo sunkiausių uždavinukų aptarimą. Aš paėmiau pačius sunkiausius 330 C ir D. Štai čia net perrašiau sąlygą, 329 visiškai toks pat, aš čia paėmiau pačius sunkiausius atvejus. Čia yra sąlyga juodai, dabar skaitom. Kiek skirtingų keturženklių skaičių galima sudaryti iš tokių skaitmenų? Uždavinį išspręskite dviem atvejais, kai skaičiuje skaitmenys nesikartoja ir kai kartojasi. Čia aš net atskyriau mėlynai ir palikau vietos. Tai dabar pradėkim spręsti nuo, tarkim, C. Pradėkim spręsti nuo C. Dabar, kai nesikartoja, keturženklis skaičius, 4 taškiukai, 1, 2, 3, 4. Žiūrėkim į C atvejį. Į pirmą vietą kelis skaitmenis galim dėti. Man atrodo, visi tinka. Jie yra 6, todėl aš rašau 6. Dabar, kaip aš sakiau, pamenat, vieną saldainį suvalgėm. Kiek dar liko nesuvalgytų? 5, kadangi skaičius kartotis negali. Jau suvalgėm 2 saldainius, tai čia bus 4. Ir į paskutinę vietą, kiek saldainių tinka 3. Dabar, kai kartojasi 1, 2, 3, 4. Čia 4 taškiukai tokie kreivi šleivi. C atveju, kai kartojasi, į pirmą vietą tinka 6, o į antrą kiek tinka? Jau tie patys 6, nes gali kartotis, į trečią vėl tie patys 6, į ketvirtą vėl tie patys 6. Raudona spalva čia sprendžiau C. Dabar paimkim kitą spalvą ir išspręsime D. D. Vėl keturženklis skaičius. 1, 2, 3, 4. Štai. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kokie skaitmenukai tinka į pirmą vietą? Tinka visi, tik 0 netinka. Tai mums yra 5 tinkami variantai. Kažkurį vieną padėjom, bet į antrą vietą jau to skaitmenio nebedėsim, bet tinka dar ir 0. Tai iš viso vėl 5. 2 saldainius suvalgėm, tai kiek saldainiukų liko? 4. Jau 3 saldainiukus suvalgėm, liko 3. Ir dabar kaip skaitmenukai gali kartotis. Į pirmą vietą vėl netinka 0. Tinka visi kiti 5. Į antrą vietą tinka jau visi. Antroje vietoje ir 0 gali būti. Trečioje vėl visi ir ketvirtoje vėl visi. Aš čia neskaičiavau. Jūs po lygybės susiskaičiuosite, juk protingi esate. Einam prie kitos skaidrės. Mūsų nauja tema, netgi sakyčiau pusė temos. Štai, tikimybės savybės, vadovėlio, puslapis 88. Susistabdot, užsirašot. Pirma savybė, bet kokio įvykio tikimybė yra
gali būti tik skaičiukas tarp 0 ir 1. Negali būti virš vieneto, negali būti su minusu, jokių būdų. Gali būti 0, jeigu įvykis yra išvis neįmanomas, ir gali būti vienetas, jeigu kitokių variantų nėra, jeigu įvykis yra būtinas. Ir va dabar parašiau čia apačioj juodus pavyzdžius, mes pažiūrėsim, kurios tikimybės galimos, kurios negalimos. Taip, žiūrėkim. Ar tikimybė gali būti 1,2? Nu, pasižiūrėkim. Ne, tikimybė virš vieneto jokių būdų negali būti. Aš šviesoforo principu raudonai užbraukiu. Antras variantas. Ar tikimybė gali būti 6/7? Oi, trupmenų mes nemėgstam. Ką dabar daryti? Kaip patikrinti? Ar 6/7 mažiau už 1? Jeigu kas nežino, paimkit skaičiavkę ir padalinkit 6 iš 7. Gausis 0,8 ir taip toliau. Tai čia gali būti taip 0,8? Aišku, kad gali. Va toks padaras čia gali būti. Dabar važiuojam toliau. 7/6. Čia virš vieneto ar mažiau už vienetą? Aišku, kad virš. Košmariukas. Ir ketvirtas pavyzdėlis. Ar tikimybė gali būti -6/7? Nu, žiūrėkim, 6, jeigu 7, tai jinai galėtų būti. Bet su minusu, tai jau gink Dieve, jokių būdų. Štai, kaip su ja. Va taip veikia pirma savybė. Labai lengva ir paprasta, judam toliau. Antra savybė. Dabar pamatysit nematytą vaizdelį. Ką reiškia va štai šitas tikimybė su brūkšniu viršui? Tai reiškia priešingo įvykio tikimybė. Pavyzdžiui, jeigu įvykis A dabar yra diena, tai koks būtų priešingas įvykis? Naktis. Jeigu įvykis yra šviesu, tai priešingas kas būtų? Tamsu. Jeigu dabar imkim jums labai aktualius dalykus. Jeigu įvykis, kad Petriukas išlaikė egzaminą, tai koks jam bus priešingas? Na, aišku, kad neišlaikė. Jeigu įvykis būtų, kad Petriukas gavo teigiamą pažymį, tai koks būtų labai liūdnas priešingas įvykis? Kad neigiamą vargšiukas gavo. Tai va, įvykio ir jam priešingo įvykio tikimybių suma yra vienetas. Užsirašykite mėlyną formulę ir mes toliau žiūrim, kas ten vėl du juodi pavyzdėliai. Vėl mes šviesoforo principu, ar raudona, ar žalia. Žiūrėkim, pirmas pavyzdėlis. Įvykio tikimybė 0,2, priešingo 0,8. Žiūrim pagal formulę. Sudėjus turi gautis vienetas. Gaunas vienetas? Gaunas. Vadinas, taip gali būti ir mes čia žaliai savo pasižymim. Taip gali būti. Žiūrėkim antrą pavyzdį. Priešingo įvykio 0,2, paprasto įvykio 0,88. Ar sudėjus gaunas vienetas? Aišku, kad ne. Taip būti negali. Kreivai užbraukiau. Nieko tokio, kad kreivai. Čia antra savybė. Važiuojam toliau. Štai, dabar čia yra pavyzdėlis. Čia yra pavyzdėlis, čia yra nesavybė. Dabar plačiau parodysiu pavyzdžių ir papasakosiu, kaip su to priešingu įvykiu. Čia galima parašyti netgi, kad čia yra pavyzdys. Pavyzdys. Jums gali ir per atsiskaitimą pasitaikyti toks uždavinukas. Kad reikia nieko skaičiuoti nereiks, reikia tik rašinėliu parašyti priešingą įvykį. Štai pavyzdėlis. Metamas lošimo kauliukas, įvardinkite įvykius priešingus duotiesiems. Nu, žiūrėkim, įvykiai priešingi duotiesiems. Aha. Lošimo kauliukas nuo 1 iki 6, kaip dabar bus priešingi duotiesiems. Aš iškart įsijungsiu kokią nors raudoną spalvą.
kitokia svarbiausia, jeigu įvykis A atvirto nelyginis akučių skaičius, tai kaip bus priešingai? A atveju, aišku, bus lyginis akučių skaičius. Lyginis akučių skaičius. Va čia va. Aš jau dabar net nerašysiu, jūs supratot. Čia buvo paprasta. Įvykis B. Rašau mažosiomis. Jeigu atvirto dvejetas, tai kaip priešingai? Kaip jums atrodo? Tai aišku, atvirto ne dvejetas. Arba galima dar vardinti ne dvejetas, tai arba vienetas, arba trejetas, arba ketvertas, arba penketas, arba šešetas. Dabar įdomiau bus su C ir D. Čia aš rašau priešingus. Atvirto didesnis skaičius negu 2. Kaip dabar parašyti priešingą? Dauguma rašo atvirto didesnis negu 2. Tai yra mažesnis, priešinga, gi mums reikėjo. Mažesnis atvirto, bet žiūrėkim, įvykis C, atvirto didesnis nei 2. Tai būtų 3, 4, 5, 6. Tai vadinasi, priešingas bus mažesnis arba lygus 2. Va kaip įdomiai. Kadangi didesnis tai yra 3, 4, 5, 6, tai priešingas būtų įvykis mažesnis arba lygus 2. Dabar D atvejis. Atvirto ne mažesnis skaičius negu 2. Aš visada darau taip. Pirmiausia, mintise savo persivarau. Ką reiškia ne mažesnis negu 2? Ne mažesnis. Tai reiškia 2, 3, 4, 5, 6. Tai kaip dabar bus priešingas? Galima rašyti, jau čia bus arba mažesnis už 2. Už 2, čia jau, dabar prirašysiu taip, mažesnis už 2. Arba tiesiog galima rašyti D atveju tiesiog atvirto vienetas. Irgi nieko blogo. Va čia su šitais didesnis, nedidesnis, mažesnis visada reikia labai gerai pagalvoti. Bus ir tokių uždavinių. Judam toliau. Irgi trečia formulė, trečia savybė. Kaip skaičiuojama priešingo įvykio tikimybė? Ji gaunama iš vieneto atėmus normalaus įvykio tikimybė. Ir štai čia dabar yra pavyzdėlis. Va čia neparašiau pavyzdėlis. Skaitom visi kartu. Tikimybė, kad Petriukas išlaikys vairavimo egzaminą tokia ir tokia. Kokia tikimybė, kad Petriukas jo neišlaikys? Skausminga tema. Jums gal dar anksti, bet viskas ateity. Dabar tikimybė, kad Petriukas išlaikys egzaminą. Tikimybė, kad Petriukas išlaikys. Tai normalus įvykis yra 0,56. Čia lygybė tokia kryva. Mums reikia apskaičiuoti, kokia tikimybė, kad jo neišlaikys. Tai reiškia, neišlaikys. Yra priešingas įvykis išlaikymui. Tai va, priešingas, kaip gaunam priešingą, reikia iš vieneto atimti 0,56 ir bus lygu, kiek čia bus 0,44. Uždavinukas išspręstas. Štai judam toliau. Formulytės ir pavyzdėliai baigti. Štai jūsų darbeliuks antradieniui. Viskas čia spalvotai ir aiškiai išaiškinta. Dabar pasižiūrėkim, ko jūsų ten klausia, ar ten yra koks nors sunkesnis uždavinukas. 81 ten tiesiog priešingo įvykio tikimybė iš vieneto. 83 reikia pasakyti, ar taip ar ne, teisinga ar neteisinga, taip kaip pats pagal pirmą formulę.
2, 8, 4 kaip pavyzdėlis su Petriuku, 2, 8, 5 kaip tas pavyzdėlis su lošimo kauliuku, toks buvo. 2, 8, 6, nu paskaitysit ir paskaičiuosit, brangieji. Laukiu jūsų darbelių. Užuomina: kartais spręsti matematiką ir stengtis visai apsimoka. Iki, mano mieli ir brangūs antrokai B-kai. Lauksiu jūsų darbelių.